Sveiki, parodysiu, kaip importuoti sąskaitą skaitmenizuotą su Docscanu į Centą. Iš anksto esu paruošęs vieną pirkimo ir vieną pardavimo sąskaitas. Einu į Docscano suvestinę, skaitmenizuosiu detaliai su eilutėmis, įkeliu failus, dokumentai apdorojami, skaitmenizavimo procesas baigtas. Dabar einu į skaitmenizavimo nustatymus, pasirenku Centą kaip savo buhalterinę programą. Toliau prieš eksportuojant įvesiu Cento papildomus laukus. Pasirinksiu, kad prisiskirtų visoms įmonėms. Įvesiu savo sandėlį pirkimams ir pardavimams. Bei galiu įvesti debeto, kredito bei pajamų sąskaitas. Įvedu bet kokias. Papildomi laukai išsisaugojo, nes matau, kad atsirado nustatymų profilis. Tada einu atgal į skaitmenizavimo suvestinę. Pasirenku, kurios įmonės dokumentus noriu eksportuoti. Pažymiu dokumentus ir spaudžiu eksportuoti į Centą. Atsisiuntia archyvas, atidarau, išarchyvuoju failus į darbastalį. Kaip matote, turiu vieną pirkimų failą, vieną pardavimų, bei prekių paslaugų ir pradinių likučių failus. Pirmiausia, importuosiu pirkimus, atidarau Centą. Norint, kad būtų sukurtos naujos prekių bei paslaugų kortelės, iš karto reikės importuoti jas. Atidarom žinynai, prekės, einam į importas, kortelių įkelimas atnaujinimas, spaudžiam pasirinkti, įkelti iš CSV rinkmenos. Darbastalėje surandame prekės paslaugos failą, pasirenkam. Kaip matom, štai yra visos prekės bei paslaugos iš mūsų abiejų dokumentų, pirkimo bei pardavimo. Spaudžiam importuoti. Kortelės sėkmingai sukurtos. Dabar importuosim pirkimus. Einam į darbas, dokumentų importas, nuosavas formatas, pasirenkam pirkimai, pasirenkam savo sandėlį ir XML formatą. Spaudžiam importuoti. Darbastalėje surandam savo pirkimo failą. Pirkimo dokumentas sėkmingai importuotas. Galim pasižiūrėti. Einam į peržiūrą, gautos sąskaitos. Štai mūsų dokumentas su visom eilutėm. Sandėlis ir debeto sąskaita taip pat prisiskyrė. Dabar importuosim pardavimus. Norint importuoti pardavimus, iš karto jums reikės importuoti prekės paslaugas. Mes tai jau padarėm, nes importavom kartu su pirkimo prekėmis paslaugomis. Viename prekių bei paslaugų faile būna pirkimo bei pardavimo prekės su paslaugom. Todėl mums atskirai jų importuoti antrą kartą nereikia. Tada pardavimų prekes reikia už pajamos, kad sandėlyje atsirastų pakankamas prekių likutis. Tai galite padaryti arba rankiniu būdu, arba naudodami mūsų pradinių likučių failą. Mūsų pradinių likučių kiekiai yra lygus parduotų prekių kiekiams. Einam į darbas, prekių gavimas, paspaudžiam čia, pasirenkam įkelti pradinius likučius iš CSV rinkmenos, darbastalėje pasirenkam pradiniai likučiai, spaudžiam jas. Ir štai atsirado pradiniai likučiai parduotoms prekiams, kurias jūs galite įtraukti į sandėlį. Atkreipkite dėmesį, kad pajamoti reikia tik prekes, o ne paslaugas. Skaitmenizuojant detaliai su eilutėmis, Docscanas pažymės kiekvieną jūsų eilutę kaip prekę arba kaip paslaugą. Taigi mes sukūrėme prekių bei paslaugų korteles, užpajamavome pradinius likučius. Dabar telieka tik importuoti pardavimus. Einame vėl į darbas, dokumentų importas, nuosavas formatas, pardavimai, pasirenkame sandėlį, formatas XML, spaudžiam importuoti, darbastalėje pasirenkame pardavimų failą ir spaudžiame Open. Jeigu nenorite, kad būtų kūriamos naujos prekių bei paslaugų kortelės, Docscane galite nusistatyti automatizacijas, kad pagal tam tikras sąlygas priskirtų jūsų prekių ir paslaugų kodą kiekvienai eilutei arba kiekvienam dokumentui. Bet apie tai plačiau kitame video, kurį rasite skiltyje kaip naudotis. Nuėję šiek tiek žemiau pamatysite, kaip automatiškai priskirti prekes paslaugas iš savo apskaitos programos.